Sveiki! Šiandieną kalbėsime apie vieną iš sudėtingų odontologijos problemų – apie dantų implantus. Apie dantų implantus, tikiuosi, visi girdėjote. Gal iš televizijos reklamų, gal iš laikraščių straipsnių, žurnalų. Tačiau juose informacija būna pateikiama labai gražiai ir, kaip sakoma, tik iš vienos pusės. O šios dienos laidoje pabandysime pakalbėti apie tai kiek atviriau. Laidoje žiūrėkite, dantys geriausia, kai jie savi, tačiau kartais tenka galvoti apie dirbtinius jų pakaitalus – implantus. Kada odontologai siūlo implantaciją ir ar galima naujus dantis gauti per 1 valandą? Visa dantų implantavimo procedūra trunka kur kas ilgiau, nuo 3 iki 6 mėnesių. Apie visą tai šiandien laidoje. Studijoje svečiuose Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos vyriausioji gydytoja, docentė Alina Purienė. Sveiki! Labą dieną. Jūs dėstote universiteto studentam. Taigi dabar televizijos žiūrovam trumpai išdėstykit, kas yra dantis. Dantis yra organas. Taip kaip akis, nosis, ausis, dantis yra burnos organas. Ir mes tų dantų turime daug. Dažniausiai suaugęs žmogus turi 32, kartais daugiau, kartais mažiau, bet dantis toks unikalus organas, kuris padeda mums kramtyti, pradeda atkąsti, smulkinti maistą, tai dantis atlieka įvairią funkciją ir yra įvairios formos. Tai jeigu organas, tai jis gyvas, aš nelabai įsivaizduoju, tas, kas pas mus iš dantinų išaugia, ir labai kietas, tai jis dar gyvas? Taip. Danties viduje yra vadinamas danties nervas, mes vadinam pulpą, kur yra taip pat ir kraujagyslės ir visa kita. Ir dantis turi tam tikrus jutimus. Ir kai mes turim dantį ir kramtam su savo dantim, mes vienaip jaučiam, o kai pas mus įdėti protezai, tai mes kitaip jaučiam. Kodėl Dievas mus taip nubaudė? Drambliai turi ar 4 ar 5 dantų generacijas, kai galų gale jau sutrina ir paskutinė užauga, jie faktiškai miršta iš bado. Mes tik tai 2 kartus keičiam, taip? Pieniniai dantukai, kaip vadina liaudis, ir nuolatiniai. Tikrumoje dygimai yra 3. Yra pieninių dantų, yra nuolatinių dantų ir labai pavėlavęs, galėčiau pasakyti, proto dantų dygimą. Kas sukelia mūsų dantų ligas? Traumas? Pirmiausia, tai norėčiau pasakyti, pagrindinės 2 ligas, kurios daugiausia paplitusios burnoje, tai yra dantų ėduonis ir periodonto ligos sukelia dantų apnašas. Pagrinde. Aišku, yra ir kitos priežastys, bet pagrinde dantų apnašas. Tai mes sergame dėl to, kad mes blogai valome. O mes tikrai labai blogai valome. Netgi tie, kuriems atrodo, kad labai gerai valo, dažniausiai valo nelabai gerai. Tiesiog rekomenduočiau pacientam valyti dantis prie veidrodžio, kad matytų kiekvienas, ką daro. Rekomenduočiau pasiimti minkštą šepetėlį, nes mūsų populiacijų vidutinio kietumo ir kieti tikrai netinka mūsų dantims. Ir išsirinkti dantų pastą, kurią mėgsta. Jeigu nemėgsta, tai reikia atiduoti arba savo vyrui, arba kaimynui, nes gali skonis tiesiog būti skirtingas. Neišmesti ją, o tiesiog pasidalinti. Ir jeigu mes tą darbą darom labai gerai, tai dantis būna išvalyti. Dar jauniems žmonėms rekomenduojam tarp pūdančius valyti su dantų siūlu, o jau vyresnio amžiaus žmonėms dažniausiai vis tiek būna periodonto ligos ten pradžia arba ne pradžia, jau atsiradę tarpai tarp dantų. Tai juos mes rekomenduojame valyti su tarpudantiniu šepetėliu. Atsitiko nelaimė. Reikėjo pašalinti dantį. Kada odontologai siūlo implantus?
Pašalinus dantį, kai žmogus netekęs jau vieno bet kurio danties, tikrumoje reikėtų galvoti apie to danties atstatymą. To danties funkcija, kai mes atiduodam kitiem dantim, tai paskui dantų skaičiui mažėjant, kiti būna perkrauti dantis. Taigi danties atstatymas turėtų būti jau netekus ir vieno danties. Dabar ką mes čia galėtumėm pasiūlyti? Galėtumėm pasiūlyti laikiną plokštelę, kur į to danties vietą įstatom plasmasinį dantuką ir jį laiko gretimi dantis ir ta plokštelytė pilnai atlieka savo funkcijas ir žmogus net gali su ją valyti ir tikrai gražiai atrodyti. Dar galim nušlifuoti 2 gretimus dantis ir padaryti vadinamą dantų tiltą. Tai su to dantų tiltu jau irgi žmogus galės kramtyti, dantis nepasislinks, nes ilgainiui, kai dantis išrautas būna ilgą laiką, tai gretimi dantis į tą tuščią vietą pradeda migruoti. Jie keičia padėtį. Kai keičia padėtį, tie dantis iš esmės keičiasi visą sakantį žmogaus. Mes turime vienoje vietoje tik tai sąnarį, tai mūsų žandikaulių sąnarys, kuris dirba, vienu kartu dirba ir kairysis ir dešinysis sąnarys. Įsižioja ir užsičiaupia. Ir kramto maistą. Ir jeigu sąnariai dėl kažkokių priežasčių priversti ilgą laiką nevienodai dirbti, tai nėra jau gerai. Ir už tai mes ir sakom, kad tas dantis vienas išrautas turėtų būti atstatytas. Geriausias atstatymo būdas, turint visus kitus sveikus dantis, vis dėlto yra implantacija. Implantacija. Tai profesionaliai ir gražiai skamba. Ir visiems atrodo, kad taip čia aš atėjau, pamatavo, kažką įstatė ir viskas. Yra tokios dabar implantų sistemos, kur tą pačią dieną ištraukė dantuką, į tą pačią ištraukto dantuko vietą įsrėgė daktaras implantą ir netgi padarė ant to dantuko, ant to įsriegto šaknies iš esmės padarė dantuką ir pacientas išėjo jau su dantim. Bet tokie atvejai yra reti dėl to, kad tai praktiškai galima padaryti tik jauniems, sveikiems, atitinkamai jeigu storas kaulas, jo yra nemažai ir tada... Storas kaulas, tai ta prasme žandikaulis. Taip, žandikaulis yra kur įsriegti implantą. Aplamai tai aš norėčiau pasakyti, kas tas implantas yra. Tai yra danties tik tai dirbtinė dalis. Danties šaknies pakaitalas. Laukiam, kol sugis žaizda. Tai dažniausiai laukiam, kol sugis žaizda. Kiek tai tęsiasi? Jeigu mes praradom dantį viršutiniam žandikaulį, tai galima būtų implantuoti, saugiausia būtų implantuoti po pusės metų. Jeigu tai apatinis žandikaulis, jo struktūra yra kitokia, implantuoti jau galima po 3 mėnesių. Sugijo žaizda. Tuomet? Atknojam danteną ir tada paimam, įsukam šitą medvaržtį. Dar keletą klausimų apie dantų implantaciją paprašykime atsakyti Tarptautinio implantologijos centro MIR specialistų. Šis tarptautinis tinklas jungia daugiau kaip 20 klinikų visame pasaulyje. Lietuvoje 2008 metais atidarytas MIR Tarptautinis implantologijos centras teikia visas aukščiausios kokybės burnos priežiūros bei gydymo paslaugas. Tad ar danties implantavimo procedūra žymiai brangesnė nei kiti prarasto danties atstatymo būdai. Danties implantavimo procedūra, lyginant su kitais alternatyviais paprasto danties atstatymų būdais, kaip tiltais ir plokštelės, yra brangesnė. Tačiau ta kaina, kurie pacientas sumoka už kokybiškai atliktą danties implantavimo procedūrą, kompensuoja. Tai yra geresnis pojūtis, geresnis estetinis vaizdas, iš viso ilgaamžiškumas. Bei kai kurių gamintojų implantams suteikia 10-mečius galiojančios garantijos. Tai yra tikrai verta investuoti į tai. Žmogus dantų implantavimo procedūrai gali būti per jaunas, tačiau jis niekada nebus tam per senas. Visų pirma, gydytojas turi nustatyti, ar tai bendras sveikatos būklė leidžia atlikti dantų implantavimo procedūrą.
Todėl garbus amžius neturi įtakos sėkmingai dantų implantavimo procedūrai. Pati procedūra nėra visiškai skausminga. Yra tačiau nemalonus pojūčius, tokius kaip maudimas, patinimas, pacientas, reikia nepamiršti, kad čia yra vis tiek chirurginė intervencija. Gali jaustis kelias dienas pacientas po procedūros tokius dalykus. Juolab, kad MIR klinikoje atliekama intraveninė sedacija, kitaip tariant, pacientas procedūros metu gali būti užmigdomas. Tai yra labai didelis komfortas. Prieš dantų implantavimo procedūrą visų pirma gydytojas turi įvertinti paciento burnos ertmės būklę bei sudaryti gydymo planą ar kelis planus. Bet pasiteiraukime, kam reikalingi keli skirtingi gydymo planai tam pačiam pacientui. Keli skirtingi gydymo planai sudaromi tam, kad pacientas galėtų pasirinkti optimaliausią variantą, atitinkantis jo poreikius ir galimybės. Esminis skirtumas yra kaina, kaip nepaslaptis. Pagrindinės jos sudedamosios dalis gydymui naudojamas medžiagos, įranga bei gydytojo darbo laikas. Dažniausiai paslaugos kainą ženkliai sumažinti galima dviem atvejais, pasirinkdami kokybiškas, bet pigesnės medžiagas arba taikydami paprastesnį gydymo būdą. Tai yra kartais vietoj, kad įsukti 6 implantus, galima ant 4 padaryti tą patį darbą. Kompetitingas gydytojas, įvertinęs paciento burnos ertmės būklę, galvoja tikrai ne apie uždarbį, o apie galutinį rezultatą. Gydytojas, kuris domisi naujosiamis tendencijomis odontologijos srityje, visų pirma pacientui pasiūlys šiuolaikiškiausią, patikimiausią ir ilgalaikiškiausią gydymo būdą. Tai yra tas gydymas, kuris aš savo norėčiau daryti. Ir tik tais atvejais, kai pacientas išreiškia norą sumažinti gydymo plano kainą, tada gydytojas ieško kitus pigesnius alternatyvius gydymo būdus. Šiuo metu daug odontologijos klinikų ir centrų siūlo dantų implantacijas. Kartais rekomenduojamos procedūros trunkančios tik valandą, tad ar įmanoma taip greitai atlikti dantų implantaciją? Visa dantų implantavimo procedūra trunka kur kas ilgiau, nuo 3 iki 6 mėnesių. Yra tų atvejų, kada galim padaryti per valandą, bet tai yra negeriausia, nes aš visą laiką sakau savo pacientams, kad čia ne McDonald's. Nesilaikant įprastos procedūros eigos, gali nukentėti ne tik estetinis vaizdas, bet ir padidėti implanto atmetimo rizika, jeigu šiai procedūrai nebuvo suteiktos garantijos pakartotinio gydymo. Tai kainuoja iš tikrųjų ir gaunam labai dažnai tokius pacientus iš kitų klinikų, kur reikia perdaryti. Tai dėl to norėčiau įspėti, kad reikia tikrai pasidomėti ir pasirinkti pirmą gydytoją, o ne implanto gamintoją. Dantų implantavimo procedūrą galime skaidyti į 2 etapus. Tai yra chirurgija ir protezavimas. Chirurginio gydymo metu, esant poreikiui, gali būti atliekama kaulo priauginimo procedūra, įsriegiami dantų implantai bei patvirtinti laikini protezai. Nesvarbu, ar reikalingas 1 implantas ar 16, mes dažniausiai darom visą tai per vieną kartą. Tuomet mus laukia keli ramybės mėnesiai, per kuriuos įsriegti dantų implantai prigyja. Tada eina antras gydymo etapas – protezavimas. Pradedamas tik prigijusios dantų implantams. Visų pirma, gydytojas turėtų tada įvertinti pacientų burnos būklę iš naujo, paruošti atspaudus ir galiausiai pagaminti nuolatinį protezą ir jį patvirtinti prie implantų. Visas protezavimo procesas atliekamas 3-4 vizitų metu. Į Tarptautinį implantologijos centrą MIR dar grįšime antroje laidos dalyje ir specialistų paprašysime papasakoti, kas lemia šios procedūros sėkmę ir kokios suteikiamos garantijos. Toliau laidoje matysite, ką reikia žinoti pacientui planuojančiam implantacijos procedūrą. Ar svarbu, kur pagamintas implantas? O kokybė lemia tik gamintojo požiūris ir investicijos į tą produktą. Ir kiek tai gali kainuoti? Apie tai jau dabar. Minėjot titaninius implantus. Tai yra inertiškas metalas ir labai gerai toleruojamas organizmo. Kokie dar yra?
Tai žinokit, pagrindė ir yra titaniniai implantai. Implantai kitų rūšių, tai dažniausiai būna viršutinė dalis implanto, kai, pavyzdžiui, priekiniuose dantyse mums reikia labai gražaus kosmetinio vaizdo ir titaninis implantas per, pavyzdžiui, cirkonijaus vainikėlį tiesiog šviečiasi. Tai tada ta viršutinė dalis gali būti iš kitų medžiagų pagaminta, dėl to, kad jos reikia baltos. O implantai, tai ir dažniausiai yra titaniniai implantai, jie yra standartiniai, mes juos gaunam įpakavimuose, sterilus ir tada jie sukami į žandikaulius. Dabar visi mėgsta garantijas. Na, jeigu atlikom šitą procedūrą, operaciją, dantuko implantavimą ir kokios nors garantijas yra metams, 2. Žinot, kaip aš norėčiau pasakyti, labai gaila, kad šiuo metu apibrėžtų medicinoje, visoje medicinoje garantijų kaip ir nėra. Nes ir ta procedūra atrodo labai mechaninė, bet jinai yra medicininė procedūra ir čia yra labai daug sudedamųjų dalių, dėl ko gali būti labai sėkminga ir dėl ko gali būti ne visada sėkminga. Ir tas nesėkmingumas vėlgi, tos komplikacijos, implantacijos pirmiausia yra tokios taip pat po implantacijos. Gali pacientas skųstis, kad jam skauda, bet dažniausiai tai vis tiek gydytojas išrašo nuskausminamųjų vaistų ir pacientas eina pirktis tuos vaistus. Toliau pacientas gali patinti, nes atkėlus antkaulį, ta chirurginė operacija, kaip ir visur, tiesiog vystosi audinių paburkimas, uždegiminis paburkimas ir be šito irgi neapsieina. Dažnai pacientai mūsų pamėlsta, nes tiesiog perpjaunamos kraujagyslės ir dalis kraujo išteka į tarp ląstelinius tarpus ir gali atsirasti mėlynė. Ir tai jeigu viršutiniam žandikauliui, tai net būna priekiniai dantis mėlynės paaky net būna. Tai vėlgi mes tą viską pasakome prieš operaciją pacientui, kokios tos komplikacijos būtų. Na, čia ne komplikacijos, šito, ko mes galim tikėtis, tai nieko baisaus nėra. Mes galim ir tų atokiųjų komplikacijų, kaip pavyzdžiui, implantas po to mums iškrenta arba blogai prigyja, ar pavyzdžiui, po to danties vainikas, kuris padarytas jau būna danties vainikas, nes mes kalbėjom, implantas tai yra tik šaknis. Tik taip, metalo gabalas. Metalo, taip, įsirėgiamas metalo gabalas. Ant jo įsisrėgia dažniausiai dar viena dalis, o paskui cementuojamas vainikas. Ir tas vainikas, tai yra kaip danties vainikas, jis vėlgi gali nuskilt, sulūžti. Pagaliau labai retai, bet būna, kad ir implantas lūžta. Žiūrovams turbūt įdomu, kiekgi tai kainuoja. Implantai įvairūs, medžiagos sudėtingos, procedūra daugiau panašiai, na, sakysim, į tokį menišką darbą. Na, nuo viršaus galit nesakyti. Nu, aš nežinau, apie ką mes kalbėsim. Jeigu pakalbėtumėm, kas dabar yra rinkoje, ne tik mūsų šalyje, bet ir kitose šalyse, ypač tokiuose, kur nelabai kontroliuojama įvežamų prekių kokybė, tai rinkoje yra tikri geriausių gamintojų implantai, yra panašus į geriausių gamintojų implantus, yra kopijos geriausių gamintojų ir iš vis neaišku, kas dar yra. Tai tos kainos įvairuoja nuo nedidelių iki labai didelių. Ko gero galima surasti už nelabai didelę kainą ir didelę. Bet dabar vėlgi kaip skaičiuosim. Jeigu skaičiuosim tik patį tą implantą, tai yra šakninę dalį, tai čia yra viena kaina. Jeigu skaičiuosime tą šakninę dalį su chirurginė dalim ir daktaro ir visų kitų medžiagų kaina, tai bus kita kaina. Ir jeigu skaičiuosime, kai mes kalbame implantas, tai pacientai įsivaizduoja, kad tai yra jau visas dantis, kuris yra ne tik kažkas įsriekta, bet ir viršui viskas uždėta ir mes turim kaip tikrą savo dantį. Tai yra trečia kaina. Tai aš noriu pasakyti, kad kalbant apie tą visą įvairovę, galima tikrai nuo 2000 iki 5000 maždaug tose ribose apsieiti. Bet vėlgi, atsirado naujos tendencijos, apie kurias nekalbėjo odontologai, atsirado tokios tendencijos, kad mums implantai pradėjo rūdyti.
tai yra kažkas tai naujo, kai titanas visiškai inertiškas metalas nerūdyja, tai kažkas yra ne taip. Tai vat jau ir literatūroje, ir tarptautiniuose forumuose apie tai pradėta kalbėti. Atsirado daug alerginių reakcijų į implantus. Vėlgi, iš kur jos čia atsirado. Tai aš manau, kad visi pacientai turėtų pagalvoti, turėtų paklausti, aš manau, gydytojo, kokios kokybės implantą gydytojas rėgia į burną. Dažniausiai kiekvienas implantas turi savo kaip ir sertifikatą ir ligos istorijoje jis yra įklijuojamas. Tiems, kas galvoja apie dantų implantaciją, pirmiausia reikia pasirinkti ne kur gaminami tam tikri implantai, o koks gydytojas atliks šią tikrai subtilę procedūrą. Pirmas kriterijus - tai turi daryti patyręs burnos chirurgas. Patarčiau dėmesį sukoncentruoti ne į tai, koks implantas jums bus įsirėktas, ar tai šveicariškas, ar vokiškas, tai ne čia esmė. O svarbu labai, koks gydytojas jums suks tą implantą, kokia yra jo patirtis, kokioj klinikoje, kokiom sąlygom jisai dirba. Save gerbantis bei savo reputacijai saugantis kvalifikuotas gydytojas niekuomet jums nepasiūlys prastos kokybės produktų. Juolab, kad procedūros sėkmė priklauso būtent nuo gydytojo. Kartais aš jaučiu, kad lietuviams yra labai svarbu kilmės šalies. Bet ar jūs patartumėm teiginiui, kad lietuviški baldai prastesnės kokybės yra ne itališki? Kilmės šalis jokių būdų negali būti pagrindinės kokybės vertinimo kriterijus. Produkto kilmės šalis gali daryti įtaką nebent produkto kainai, brangesnė darbo jėga, didesni mokesčiai bei kita. O kokybė lemia tik gamintojo požiūris ir investicijos į tą produktą. Tai yra svarbu, koks gamintojas, o ne iš kurios šalies yra tas implantas. Tarptautinė implantologijos centre MIR naudojam Megagen dantų implantų sistemą. Labai paprastai pasakysiu dėl to, kad aš to gamintojo labai pasitikiu. Aš turiu asmeniškai 8 metus patirties su šio gamintojo produktus. Esu atliekęs virš 1000 sėkmingų implantavimo procedūrų. Tai yra pakankama priežastis, kad sėkmingai ir toliau naudoti tokią produktą. Prieš dantų implantavimą MIR klinikoje paciento individualiame gydymo plane numatomos reikalingos procedūros, jų kaina bei preliminari gydymo trukmė. Jei gydymo metu paaiškėja, kad pacientui būtina atlikti papildomą procedūrą, kuri nebuvo įtraukta į gydymo planą, ji atliekama nemokamai. Remiantis odontologų profesinės etikos kodeksu, terminuota garantija odontologinės priežiūros bei pagalbos paslaugoms negali būti suteikiama. Tačiau odontologas turi teisę teikti paslaugas nemokamai, jisai iš savęs, jeigu yra geras žmogus, bei suteikti garantinį laikotarpį gaminiui, pavyzdžiui, implantui, kuriam garantiją suteikia pats gamintojas, iš tikrųjų ne odontologas. Todėl pacientas visų pirma turėtų pasidomėti, kokias nuolaidas ar garantijas suteikia pati klinika. Mūsų klinikoje naudojamiems Megagen dantų implantams yra suteikiama viso gyvenimo garantija, kurie galioja ne tik Lietuvoje, o visam pasaulyje. Mes savo pacientams įsipareigojam neprigijusi Megagen dantų implantą įsriegti iš naujo nemokamai, įskaitant ir pakartotinį procedūrą ir pats implantas, kuris bus pakeistas nauju. Jei jūsų norą turėti gražią ir sveiką šypseną riboja tik laikini finansiniai rūpesčiai, tai yra du keliai: arba sponsorių surasti, arba jūs galite pasidomėti, ar klinika, kurioje jūs būtų atliekama dantų implantavimo procedūra, negali pasiūlyti išskirtimo atsiskaitinimo sąlygų. Mes savo pacientams esantį poreikiu tikrai siūlome palengvintą mokėjimo būdą už suteiktas gydymo paslaugas. Tai MIR klinikoje galima gydytis ir išsimokėtiniai. Laida jau baigėsi. Tikiuosi sužinojote daugiau apie dantų implantus, apie indikacijas, rezultatus ir galimas komplikacijas. Likite sveiki ir iki kito karto laidoje Namų daktaras.